Labai dažnai poros nuogastauja, ne, kad arba viena arba kita pusė stengiasi gražiai atrodyti iki vestuvių. O va po vestuvių tai ir užtyžo. Ir storas, ir nesiprausė, ir nesiskuta, ir nuplyko. Ir... Viršsvoris dažnai turi įtakos ne tik tai tam potraukiui, bet apskritai dingsta turbūt geismas. Ar taip, taip. Ne tai, kad dingsta galimybė atlikti pareigą, aktą, bet dingsta noras. Jeigu ten jau pasistengi, jeigu ten kažkas ten pajudėjo, tai jau tu gali. Bet nesinori. Galvoju, jau priaugau, pabandysiu užsirašyti sporto klubą. Užsirašau, nusipirka abonementą ir tiesiog turi abonementą. Jeigu abonementas išnaudoja visus tavo pinigus maistui, tai nukrys, bet kitu atveju ne. Jau reikėtų sunerimti netgi kalbant apie vaikus. Mes labai toleruojam vaikų viršsvorį ir nutukimą. Storas vaikas yra sveikas vaikas. Mačiutės tai tikrai atėjęs, tu nepavalgęs. Ir auklėtojas, ta prasme, koks yra geras vaikas. Miega pietų migelio ir gerai suvalgo visus pietus. Labą. Sveiki, skiriamės šiandien su jumis ir mes ką tik turėjom daugiau nei valandos pokalbį su šeimos gydytoju Valerijų Morozovu. Retai mes čia kalbinam gydytojus, būna gydytojai psichoterapeutai, bet gydytojas, kuris iš tikrųjų kasdien dirba su pacientais, atrodo, ką turi bendro su santykiais, bet mes kalbėjom apie tokią dažnai besislepiančią temą kasdienybėje. Ji nesislepia, ryškiai matosi. Jinai matosi, bet santykiuose pasislepia, kaip atrodo, lyg nėra didelė problema, nes kokia ten, nežinau, neištikimybė ar ten priklausomybės jos iš karto iškyla, o šita tai tokia atrodo, čia jinai neveikia. Čia kaip lėtinė liga, kuri visą laiką gali būti, tu apie ją nešneki, bet jinai turi įtakos. Tai valgymo įpročiai antsvoris. Tipo, viršsvoris ir antsvoris, bet sako antsvoris. Antsvoris. Tai Valerijus yra ir knygos autorius, tarp kitko. Tai parodysiu nuotrauką. Taip. Nežinau, ar fokusuoja, bet šita knyga yra ir mūsų rėmėjų audiotekos prenumeratoje. Lentynose, tai jeigu jūs netgi pasibandysite audioteką Club tiesiog nemokamai prisijungti ir pasižiūrėti, jūs galėsite pasiklausyti. Tai jeigu patiks epizodas, galėbūt nueikite ir iš karto pasimkite audioteką Club, o jeigu netgi epizodas neatrodo tiek aktualus, vis tiek pasimkite Club, nes yra ir kitų knygų, ne tik tai apie sveikatą ir paklydimus. Ne? Taigi šnekėjom kaip šita tema, viršsvoris, kiek jinai yra jautri santykiuose ir kas įdomiausia, jeigu mes galim čia samprotaup ir blevizgot apie tai, kaip pasakyti, nepasakyti, kiek mes turim teisę, kokį įtaką santykiui daro, bet ko mes neturim, tai kaip spręsti tuos dalykus, kai jau pasidaro per sunku pačiam įspręsti. Pavyzdžiui, aš sprendžiu, kiek jau gal 20 metų galbūt apie tai galvoju, 10 metų ten intensyviai bandau visus dalykus ir man žiauriai patiko idėja pasikviesti tą žmogų, kuris gali iš medikamentinės pusės papasakoti Tiesiog iš gydytojo perspektyvos, kaip mato, žinai, kada yra antsvoris, kada nėra antsvoris. Tai mes kalbėjom ir viską, kaip tai santykiuose atsispindi, kaip santykiai priverčia arba nepriverčia ateiti žmonės pas gydytoją į kabinetą. Kas dažniau ateina, vyrai ar moterys, dėl to, kad mane atsiuntė, žinai, antrą pusę. Ar kaip, žinai, gydytojas veikia santykius galų gale, kaip pas gydytoją ateina, tai iš įvairių perspektyvų gavosi įdomus pokalbis su daug tokių kampų, kuriuo aš pats nežinojau apie sveikatą, apie antsvorį, apie santykius, tai kaip ir žinojau, bet nežinojau būtent per tą kampą. Tai gero klausimo ir judam į epizodą. Spėju dabar galvoji, kas tu ir ką padarai Vytautui Sarmą. Nesijaudinkit, nieko nepadariau, jie tai grįž, bet aš esu skiriamės juokauju prodiuserį Ievą. Ta pati Ieva, kurią galbūt girdėjau už kadro. Ir kartais man tenka žiūrėti į rodiklius, kurie manęs visai netenkina. Matau, kad yra žiūrinčių, kurie neprenumeruoja kanalą. Taip daryti yra nelegalu. Gerai, gal nelegalu yra kiek per stiprus žodis, bet mažiausiai ne fain. Tai žiūrėk, susitarim. Tu paspaudai subscribe, jau paspaudai?
nu tada leidžiu tave atgal į pokalbį. Taip, labas, Valerijau. Sveiki, jeigu sveiki. Tai mes sveiki, ne? Aš jau sakiau, mes nefilmuotam kitaip epizodą. Pas mus čia yra buvę visokių svečių ir žinau žmonių ir terapeutų, bet gydytojas yra pirmą kartą, man atrodo, šeimos gydytojas. Ir dar, kaip sakei, bent 3 vaikų tėtis, tai labai smagu, kai mes turim galimybę kalbėti apie santykius ne tik tai iš kažkokios specialisto perspektyvos, bet dar kaip žmonės apskritai, žinai, su patirtim santykius. Ir su tam tikru neapibrėžtumu. Kaip čia viskas gausis. Tai, Valerijau, dažnai iš tikrųjų mums parašo net ir į inkognito konsultacijas, man atrodo, buvo atėję, kad, atrodo, ar ten žmona ar vyras apsileido, arba aš apsileidau ir atrodo nebetraukiu antros pusės. Ir šita tema tokia yra jautri. Ir vienas iš jautriausių kampų, kurį mes aptarinėjom nuolatos, yra, kad kur yra mūsų teisė kaip antros pusės kištis į antros pusės, į kito žmogaus ten svorį, įpročius, mitybą, sveikatą, žinai, o kur yra čia bendras jau santykių sutarimas turėtų būti. Ir su terapeutais apie tai esam kalbėję ir tikriausiai dar kalbėsim, tarpusavį esam diskutavę, bet su gydytojai dar ne. Žinai, kaip įsivertinti, kur čia gal kaip tik labai lengva nubrėžti tą takoskyrą, bet pradžiai kaip žmogus, kaip tu įsivaizduoji. Mes turim teisę prašyti ar gal reikalauti iš antros pusės tam tikrų, nežinau, standartų, sveikatos prasme. Nuo kada jau gali sakyti, blema, tu priaugai ir čia jau kažkokies... Tai turbūt čia atsakysiu tik tai kaip žmogus, nes kaip gydytojai tą būtų sunku padaryti, nebent sutinka šeima, kad konsultuočiau visą šeimą. Bet tada sakyčiau, bet tarp tėčių tai retai būna, bet būna kartais, kai dažniau būtent žmonos atveda vyrus ir sako, čia, sakyčiau, jam ir tas, aiškiai jau apsitarė, aš galėjau abu konsultuoti ir sakyti, kad jam kaip skaniai gamini arba neskaniai gamini. Bet šiaip, jeigu žmogus to nesutinka, tai ir nevendytų iš šeimos gyvenimas, čia yra jų reikalas. Bet kaip žmogus, tai turbūt, jeigu jau sutarėm būti šeima, jeigu mes sutarėm būti vienas organizmas, kaip ten ir laimė, ir nelaimė, ir lygoje, ir iki mirties, taip, tai reikia turbūt padaryti, kad tos laimės būtų daugiau ir nelaimės ir lygos mažiau. Tai vienareikšmiškai įtakoti tą reikia, o ar sakyti, klausyk, tu čia apsileidai, tai galima čia ir atgal gauti, ir fiziškai, ir morališkai, turbūt, čia... Morališkai vienareikšmiškai gauti atgal? Jo, bet tai turbūt, kokio žmonių bendravimas, jeigu jam taip yra, eikės, klausyk, apsileidai, jam tai gal tai normalu, bet aš manau, kad tai galima kažkaip ir kitaip išreikšti tą savo rūpestį ir sakyti, ten brangusis ar brangioji, man atrodo, mums reikia pasirūpinti mūsų sveikatą. Nežinai, bet kur sveikata liečia, tai kaip ir gal jau aiškesnė ta takoskyrą, aiškėja, dar prie jos prieisim, bet pačioj pradžioj, žinai, vien jau įpročiai, ten nėra vienos nuomonės, kaip turėtų žmogus ten maitintis, pavyzdžiui, ar ten turėtų būti vienas nori vegetariškai maitintis, kitas ten daugiau mėsos, mažiau mėsos, ar kažkokie tokie dalykai, žinai. Ir mes daug kartų esam kalbėję apie tai, kad, kaip ir aš neturiu teisės reikalauti, kad tu valgytum ar nevalgytum kažko, kas tau yra. Bet po to prieinam, o jeigu valgo, ten tik junk food, tą visą šlamštų maistį. Tai gal turiu teisę prašyti, žinai, kad klausyk, jau sustok čia, žinai. Kaip tau atrodo? Vėlgi labai sudėtingas atsakymas, o kada netgi sveikas gyvenimo būdas yra normalu. Čia ta prasme, vakar skaičiau. O gydytojai sutarė bendrai, kas yra sveikas gyvenimo būdas? Aišku, kad ne. Bet prasme, aš pažįstu krūvą žmonių, kurie dirbo su onkologija, ten reiškia, toks buvo žymusis veikėjas, kuris pjaustė pagrindinis, operavo pagrindinis visus plaučių vėžius ir jis rūkydavo kaip kaminas, ta prasme, dubendavo po kiekvienos operacijos. Taip. Tai prasme, yra krūva gydytojų, kurie dirba su kepenų pažeidimas, bet leidžia sakykime, toleruojamas pas mus yra išgėrimas alkoholį visuomenį iš principo, jeigu tu negeri tokia istorijas, esi ir gadini hebrai vakarėlį ir tavęs niekur nekvies, jeigu tu geri, viskas tam gerai, normalus vyras, kuri ледина не пьет, вен либо хворый, либо подлюк.
Tai va, kaip sako ukrainiečiai. Tai... O kaip išvertus gaunasi? Aš galvoju. Jeigu žmogus negeris arba ligotas, arba svoločius. Tai šitoj vietai, pavyzdžiui, ten vakar skaičiau apie, ten yra nutukimo stigma, pasirodo, yra ir buvimo sveikų stigma, jeigu tu pradedi staiga, pavyzdžiui, laikytis dietos, sportuoti ir visą kitą, ir tau visi pradedi baksnuoti pirštu. Tai ką tu čia dabar su mumis neįsi, vakarį, ką tu čia dabar apsimeti? Tai iš tikrųjų. Jo, taip. Bet buvo ir kitą klausimą, į kitą pusę, labai geras komentaras, o kaip tada toleruoti, jeigu žmogus, pavyzdžiui, sėdi prie ten kalėdų ar naujometinio stalo ir 8 val. Vakaro atsistoja, nuo viso šeimos sako, ne, hebra, sorry, aš einu miegot, man rytoj 8 treniruoti ir ledo vane. Taip. Ar tai yra normalus ir sveikas? Čia tas fat shamingas ir dabar jau fit shamingas. Taip, fit shamingas, jo. Tai ta prasme, ar tai yra normalus elgesys? Tai lygiai tas pats yra ir su maistu. Taip, jeigu tu, aš visą laiką traukiu per dantį ir vadinu tą gyvenimą būdų tarp Statoilo ir McDonald'o, dabar nebe Statoilas, taip vadinasi. Mūsų kartai visada bus Statoilas. Jo, bet tas yra, kur žmonės ten kažkur skuba, kažkur dirba, 5 darbai, jie ten važinėja ir ką jis valgo, jis ten valgo kitą submariną, čia Magdaką, viskas. Ne? Taip. Tai nieko gero šiandien nebus. Taip, vienareikšmiškai. Bet ir iki išprotėjimo stovėti ir rinkti, reiškia, kiek ten yra kalorijų ir žiūrėk, čia yra ten koks nors ten grūdelis, kviečių miltų įkrytės, aš dabar atsisakau šito patiekalo ir nevalgau, manau, irgi yra toks. Tai toks kažkokia pusiausvyrą turi būti ir galbūt ten kartais leisti savo ir to junk foodo, jeigu jis to labai skanus pavalgyti. Yra tie cheat days vadinami, nes labai griežtai. Jie taip smarkiai sveikatai nepakenkia, jeigu būna ten kažkas. Nieko gero iš jų nėra, bet jie nepakenkia emocijom. Jeigu tu labai nori tų bulvyčių free ir tu apie jas svajoji, arba tu labai nori išgerti ant to savo alaus bokalą ir tu apie jį svajoji ir tu niekaip negali nusiraminti. Bet tu riboji save, riboji, galiausiai tu pratrūksi ir bus blogai. Tai aš sugrės, kad gal blogiau yra, jeigu tu riboji ir nevalgai vakare po 6 ir po to atsikeli 1 nakties, nueini šaldytuvą ir atsidaręs ledų kaip ir suvalgai. Taip, dėl to dieta iš principo yra, žmonės, kurie laikosi ypač šitų labai ribojimų dietų, jie yra nelaimingi ir visą laiką nepatenkinti. Taip pat čia klausimas, prie ko tave prives tas nuėjimas į McDonald's. Ar tu nusipirksi tą vieną pakelį bulvyčių mažą ir suvalgysi kartą į mėnesį, tada nieko blogo. Bet tu ten nueini ir pasiėmi 2 kompleksus, ar dar su 2 litrais Coca-Cola Zero, kuri dar blogesnė negu su cukrom ir tu baigsi to. Ar tu išgersi bokalą alaus, ir paskui tą padarysi po mėnesio, ar po 1 bokalą atsiras dar 18 ir tu atsidursi policijos nuolat. Ir tada klausimas, kaip, žinai, poroje pasistengti sveikai reguliuoti, nes atsiradęs yra gėdinimo kultūra tokia. Mes nelabai mokam kažkaip konstruktyviai pasakyti, pradedam tiesiog, kaip ir visuomeniai, fat shaming, fit shaming, tai ir poroj shaming. Bet net ir pasakymus, tu nueik pas gydytoją, jau ne kažkaip skamba. Čia uždaug kaip tą pas psichologą reikia. Jo, tu pas gydytoją reikia. Taip. Jo, mes esame... Tai kaip pateikti šitą dalyką? Su meilė reikia, iš meilės. Dėl šeimingo apskaitai, tai turbūt mūsų toks, yra tas iš kultūros, turbūt daugiausiai iš krikščionybės atėjęs, kad, reiškia, visą laiką yra kaltės kultas, atgailos kultas ir mes visą laiką ieškom nuodėmę, gimė nuodėmingas, kad atgailauk. Ir ta prasme, ta atgaila yra. Ir dėl to ir yra, kad, ta prasme, sportas priimamas, pavyzdžiui, tas pats sportas dažniausiai kaip atgaila. Dieta, kaip atgaila, aš kankinu save, aš eisiu dabar kankintis. Ir tas turi viskas būti su malonumu. Pasninkas. Taip. Didžiausia atgaila yra, pavyzdžiui, nueiti pas daktarą, praryt zondą, o jeigu labai nusidėjęs, tai pro kitą galą kolonoskopija. Čia jau viskas. Ir įdomiausia, kad netgi be gydymo po šitų procedūrų labai dažnai pusę metų pagerėja virškinimas. Tai, nes atbuvai savo atgailą. Tai ta prasme, turbūt reikėtų kur kas giliau knystis dėl to šeimingo, kur tos priežastys, bet turbūt, vėlgi, klausyk, tau reikia pas daktarą, turbūt klausyk. Mum jau ten po 3-5 metų, per 3-5 metus, gyvenam ten belenkai, valgom belenką, darom belenką. Nueinam abu, padarom tyrimus, pasikalbam su gydytoju, nusprendžia, ką mums daryti. Šitas labai geras, nes mes, kai kalbėjom apie psichologinį tokį ėjimą, pavyzdžiui, pas terapeutą, irgi, eik, tau pas terapeutą laikas, tai tu psichas maždaug, ar ten, tai taip ir sako, net sako, tu psichas, ar ne, ar ten dar baisesnių žodžių visokių pasako. Bet vienas iš būdų gražiai pasakyti, tai einam pas terapeutą, einam, ta prasme, mes kartu.
Ir su Nu, bet šitas man nepaėjo. Įsivaizduokit, mano žmona yra iš tų, kur metabolizmas super high, viską, ką valgo, visą laiką iš idealios formos, o man atvirkščiai. Ir aš galvoju... Čia tas, kur prieš laidą kalbėjai, kad... Ja. Tai turim draugą, kuris valgo ir nestrėja. 8 karbonadai ir nieko. Tai įsivaizduok, tai aš kažkada sakydavau, kad čia gražiai atrodai, tai nebūtinai kraujo tyrimai, žinai, tavo geri ir čia iš tikrųjų yra sveikas. Laidą pasidarom tyrimus ir dihuja, sako, o čia visi kaip 18 metais pastaštai rezultatai. David. Nebūna sveikų žmonių, būna blogai ištirti. Yra superiniai tyrimai, kurie visą laiką blogi, vitaminas D, helikobakter pylori, kas ten dar imunoglobulinai, visokiausi laimo lygom, pavyzdžiui, nu, ta prasme, po 3–4%. Tai gali net nedaryti, tiesiog atsidaryti tyrimą praeitą. Pažiūrėt, kad blogai, čia tikrai blogai. Bet, nu gerai, tai pabandykim prieiti prie tavo klausimą iš tokios gydymo pusės. Nu, akivaizdu, mes vienas kitą kontroliuoti negalim, bet kažkurioje vietoje, kai pora pradeda liesti, nu tiesiogiai, nu tarkim, vieno žmogaus sveikata pradeda, ten atsiranda rizika, nežinau, kokios rizikos atsiranda, pavyzdžiui, su viršsvoriu, jeigu žmogus nesveikai maitinasi ir ten neturi fizinio aktyvumo. Visos. Nu, ta prasme, aš nesugalvoju, aš galvoju prieš laidą, ar aš galiu sugalvoti bent kokią lygą, kuriai visiškai neturės viršsvoris nutukimas įtakos. Nesugalvoju. Tai? Prasme, visa psichiatrija. Nerimas, depresija, demencija, silpnaprotystė, viskas yra. Taip? Aišku, visos širdies kraujagyslių lygos. Kraujospūdis, insultas, infarktas, taip toliau. Sąnariai. Nu, logiškai, jeigu tu, dabar neprisimenu tiksliai skaičių, bet manos kiekvienas 10 kg antsvorio turi apie, kažkaip biometrijos progresija, ten manos apie 30 ar 40 kg kiekvienam keliui apkrova. Nes dinaminis yra įimas, tai prasme, tai 10 kg labiau smogia, negu kad kitaip. Aišku, visas metabolizmas, tai cholesterolis, cukrus, diabetas, aterosklerozė, taip toliau. Riebios kepenys tiesiogiai susijusios. Gerai, šiandien desertą jau nebevalgysiu. Jeigu tai buvo vienintelė diena, per kurią leidai savo desertą, geriau suvalgyti, nes paskui naktį bus... Ne visai, aš desertus labai mėgstu dažnai. Bet, taip, atsisakyti kažko vieno, galbūt visai. Bet žinai, bet ir klausimas, čia su mūsų sudėjimu, mes, nežinau, žinai, nesame čia pats liekniausi visi vyrukai, bet... Nu, tu jau pasitaisęs. Nu, kur pasitaisęs, kad, žinai, man jaugi tiesiog išsidėlioja. Bet, žinai, nuo tam tik, klausimas, nuo kurios ribos jau šeimai reikėtų sunerimti, kad, nu, tikrai grėsia tau ten ir sąnariams, ir dar darbingumai, žinai, grėsia problemas. Tai yra mūsų jau šeimos problemas, taps nebe tavo asmeninis, žinai, pomėgis ten suvalgyti, sustojus statoilę kažką, bet taps mūsų šeimos problema. Ar yra kažkokia riba, kur mes, nu, turim sakyti, nu, bet čia jau yra... Jų yra daug, nes iš principo vertinam visą laiką riziką. Jau reikėtų sunerimti netgi kalbant apie vaikus. Okay. Mes labai toleruojam vaikų viršsvorį ir nutukimą. Storas vaikas yra sveikas vaikas. Nu, tai buvo mūsų vaikystė. Ir labai dažnai tas lieka iki šiol. Oi, mano vaikutis gerai valgo. Nu, mačiutės tai tikrai atėjęs, tu nepavalgęs. Ir auklėtojas, ta prasme, koks yra geras vaikas. Miega pietų migelio, sėdi kamputį. Tai reiškia, nereikalauja labai daug dėmesio ir gerai suvalgo visus pietus, ne? Nu, toks biški retarduotas. Tai idealus vaikas vaikų darželį. Nu, tai viskas, nelenda niekur, nieko neaiškina, nelaksto, nebėgioja, tad neatsisako kažko, tai visiškai paklusnus toks. Nuostabus. Ir vyras bus geras. Jaučiu, kad visai ne mano vaikas. Tai va, tai jau tada iš tikrųjų reikėtų sunerimti. Problema yra, kad mes nevertinam dažniausiai vaikų kūno masės, mes ten pažiūrime ten nėra lietuviško kūno masės indekso vaikiškų procentilių. O užsienietiškas yra? Jo, Lietuvoje dažniausiai naudojamas belgų, nes artimiausiai. O jie dar skiriasi? Taip, genetikos skiriasi, aišku. Taip. O ne? Nu, taip. Nu, tipo, man atrodo, storas yra ten ir ten, pagal tautybę. Nu, tai sakykim, paimkim ten kokį maorį. Tarsi visiškai mažiukai kresni visi, ne, tai prasme, visiškai kiti bus išmatavimai, ne, arba ten kokį jakutą. Taip, juodaodžiai netgi tie patys Afrika, ne, bet yra nuo tokių čiun visiškai, ne, yra ten Etiopijos, visiškai 2 metrinio, kur bėgioja tas maratonas visus labai. Tai
Beveik visi iš vienos genties, beje, kalbant apie genetiką, ne, beveik visi maratono laimėtojai realiai yra iš vienos genties, tik tai ten gavę skirtingas pilietybės atstovauti. Okay. Tai va, tai kalbant apie vaikus, tai iš tikrųjų jau vaikai yra, paaugliai yra ir labai dažnai tai numuojama ranka ir... Bet jie dažniausiai yra dėl to, kad šeimoje yra neteisingos mitybos kažkokios... Taip, čia kalbant apie priežastis, taip, aplinka yra numeris vienas, kalbant apie genetinius polinkius ir kalbant apie įpročius, apie šitą irgi galim pakalbėti, bet jau tada reikėtų sunerimti, ne, jeigu tavo vaikas yra putlesnis, negu kad visi jo, reiškia, grupės. Tada turbūt kitas, iš kitos pusės įmama, ne, 40 jau šiaip reikėtų nueiti ir įsivertinti savo riziką. Bet Lietuvoje tai daroma netgi nemokamai, jeigu esi apdraustas PSDF draudimo nuo 40 metų, abilitis, jau baigėsi čia. Abiem lytim? Abiem lytim. Aš ką tik buvau nuėjęs ir žmonės, ko tai galvoju. Anksčiau buvo seksizmas, tai buvo diskriminacija, moteris buvo nuo 50, jos kaip visą laiką labiausiai diskriminuotos, jos išsikovojo, kad būtų nuo 40. Aš manau, kad greitai jos išsikovos, kad būtų jom ir prostatos vėžio patikra, nes diskriminuoja. Atsargiai pas mus daug moterų sakė, žinai. Bet aš manau, kad greitai su dabartinė karta atsiras moterų su prostata, kuriuom reikės tikrintis. O mums vyram nuo krūties vėžio reikia tikrintis, ar ne? Jeigu yra genetinė predispozicija, jeigu ir šeimoje yra labai daug prostatos onkologijos, arba jeigu yra krūtų vėžys dėl to paties BRCA mutacijos, labiausiai žinoma, taip, ypatingai retai. Kur Angelina Jolie turėjo ten tą savo, žinomiausią situaciją, reiškia, žinomiausias žmogus. Bet vyrai negali turėti. Tai prasme, yra labai retai, bet gali. Šiaip dažniausiai šitą mutaciją pasireiškia kaip prostatos vėžio mutacija. Bet ten yra, ta prasme, vienas iš, tiksliai nepasakysiu kas ar kaip, bet ne apie tai kalbam. Tai va, 40 metų jau tavo rizika yra, nes visa kalba apie viršsvorį nutukimą yra apie riziką kalba. Taip, tai va, tai 40 metų tu jau turi šiaip didesnį riziką gauti širdies kraujagyslių metabolinės ligas, diabetą visą kitą tau reikėtų įsivertinti. Taip, ir toliau turbūt dar vienas dalykas toks būtų, tai aišku labai greiti pokyčiai. Greiti pokyčiai, kad greitai pradėjo aukti svoris? Taip, staiga pasikeitė. Vėlgi, kalbant apie santykius, labai dažnai poros nuogąstauja, kad arba viena arba kita pusė stengiasi gražiai atrodyti iki vestuvių. Taip. O va po vestuvių tai ir štyžo. Ir storas, ir nesiprausė, ir nesiskuta, ir nuplyko. Vienas staigus pokytis yra po nėštumo. Taip. Ir čia yra indikacija jau, ar ne? Jeigu nepavyksta sugrįžti į savo normalią būklę, ne tik svorį, fizinį aktyvumą, miegą, aišku, kiek ten tas lėnis. Pradžioje jis būna vidinis parazitas, kol sėdė siurbė, tada tarp išorinis, nes prie išorės prisisiurbė, tada labai ilgai, bet iki 18 yra moralinis. Čia visai neseniai Reelsą mačiau, kur moteris ateina ir sako, o žinai, neščia, sako, mūsų vaikas jau ten persiko dydžio. Ir vyras sako, kodėl tu 2 kilų priaugai? Tai va, tai jeigu nepavyksta atsistatyti, arba, ta prasme, dėl kažkokių kitų bėdų, labai, ta prasme, staigus, vėlgi, nepasakysiu skaičius, bet pavyzdžiui, ten per metus prieaugis apie 10 kg tikrai reikėtų sunerimti. Čia jau staigus yra, ne? Pakankamai, 10 kg jau yra daug. O tarp kitko, mes kažkada diskutavom su specialistu tokia tema. Aš žinau, kad emocinis valgymas kaip terminas, toks egzistuoja. Ir emocinį valgymą įtariu ir aš turiu, nes aš valgau pasidžiaugiam, kai liūdna, ir visas emocijas aš galiu rasti. Kai gera, kai nuobodu. Kramčiai pakramtyti, nurimčinai ten visų. Ir jisai sako, ne, jisai labai buvo žarnyno temai. Jis sako, ne, vis dėlto tavo mikro ten visa ta biologija tau duoda signalą, nes man, kai aš tvarkausi žarnyną, man net neatsiranda noro, potraukio tam. Ir įdomu iš tavo perspektyvos. Tai vis dėlto kiek čia yra nutukimas ir emocinis valgymas specialistų atveju, kiek tai yra vidinė mikrobiota ir kiek jau kada yra diagnozė, o kada yra tik... Tai žinai, kaip yra tie čartai, kur ten reiškia, va čia va tas yra, ne, va ant jo dalinai užplaukia kitas ratas, ne, ir va ten kažkur yra tas. Nėra vieno atsakymo. Ta prasme, nėra nutukimo dėl ta prasme, vien genetikos yra labai mažai, 1-5% bendro nutukimo galime sėti su 1-2 genų mutacija. Bendras epigenetinis toks pokytis, taip, dėl to yra šeimom. Ne, bet tos pačios šeimos turi dažniausiai ir elgesio. Aš vieną kartą gyvenime esu buvęs candy shop.
Kai mano vaikas pažiūrėjo kažkokį youtuberį ir sakė, klausyk, ten tokia parduotuvė, ten taip faina, tu mainam. O iki tol mes pripratom, reiškia, saldumynai šeštadienį pagal švedų odontologų rekomendacijas, valgyti kiek nori. Jis žino, kad negali suvalgyti kiekvieną dieną ir kiek tu ten saldumynų suvalgysi per vieną dieną. Ir jis renkasi ten brangesnį šokoladą, ten kažkokį skanesnį įdarą, ten dar kažką. Vien tik cukrus privalgyti nebeskanų žmogų. Bet čia vėlgi darbas šeimoje, įdirbis nuo tokių amžiaus. Saldumynai šeštadienį. Ir mes turi laikytis. Ir mes nueinam į tą candy shopą ir aš ten buvau liekniausias. Dar pardavėjai ir mano sūnus, ta prasme, jeigu nevertinu, iš pirkėjų aš buvau liekniausias. Kur argi nesu pats liekniausias. Tai ir mes ten atėjom ir mes žiūrim, galiausiai išėjom nieko nenupirkti, nesakė, ne, ta prasme, čia nėra ką pirkti. Tiesiog gero. Čia cukrus, ta prasme, kažkoks pieno šokoladas, kur kakavos, 15%, velniop, ta prasme, aš tokio nevalgysiu. Bet aš pasižiūrėjau, kaip elgėsi ta hebra, kurie ateina šeimom. Ir jie puikiai žino, ką jie renkasi. Jie kryptingai eina, reiškia, jie ten ateina ne pirmą kartą, jie ateina ne antrą. Ir labai įdomu, kai jų klausiu daktaras, ta prasme, iš kur tas, taigi nieko tokio, mes nevalgom, tu greičiausiai atsakymas yra, ne? Jis tik kartais suvalgo ten kokį nors saldaniuką, bet jis puikiai orientuojasi tame, ne? Bet visa šeima yra nutukusių žmonių. Tai mikrobiota vienareikšmiškai įtakoja viską. Mes galime mikrobiotą pritempti ir prie vėžio, ir prie diabeto, ir prie nutukimo, ir prie depresijos, ir prie demencijos, nežinau, net galbūt ten ir prie infekcinių ligų kažkokių. Yra vienas minusas. Mes nemokam jos kontroliuoti, mes nemokam jos gydyti. Emociniam valdymui mes galim nuslopinti ten tavo kokį nors serotoniną, paskatinti tavo ten kokį nors ten GABA receptorius arba atvirkščiai, aš šitoje vietoje nesu specialistas, ne? Tai mes tą mokam padaryti su antidepresantais, su kitais vaistais, ne? Bet mikrobiotos taip nepatvarkys. Galbūt, kai mes išmoksim tą daryti, ne, tas atsiras. Tai visi tie patarimai yra tokie labiau rekomendacinio pobūdžio apie ten bakterijų gyrimą. Čia kaip natūralu. O ne, gerųjų bakterijų gyrimas neturi nieko bendro su medicina ir gydymu. Nuo žodžio absoliučiai. Kaip ir maisto netoleravimo testas. Visiškai. Ne. Rimtai? Taip, mikrobiotos palaikymas nieko bendro su gerųjų bakterijų gėrimu neturi. Okay. O kam tada jas? Jos reikalingos tuo metu, kai tau sutrinka ženkliai, tada, ta prasme, greitai atstatyti. Neskrandė, staroji žarna. Bet jų ten yra 1000 rūšių. Tu geri vieną, ten 2-3 rūšys. Ta prasme, jos biškiai ateina, ten kažką padaro. Čia irgi tokia naudojo pavyzdį, kaip mes sakome, kiemo hebra. Tai yra daugiabučiai, ne, ten kur fabuose, ne, ten 12 aukščiai, ten 8 stovi, ne, ten kieme. Ten yra mušeika, ne, ten yra moksliukas, ten yra, ta prasme, tokie vidutiniokai, vienas, kuris ten cigarečių biškiai atneša. Ir jie visi cirkuliuoja, visi susitvarkė ir viskas yra gerai. Taip, uždara sistema tokia. Taip, uždara sistema. Čia ateina jūsų hebra. Ne, ten išgriauna vaikų žaidimą aikštelę, išverčia visą šiukšliadėžes, ne, ten kur nors tam prikakoja negražiai, negražu, žinai. Tai ką daryti, tada ateina dėdė policininkas. Ne, visus sutvarko. Tai va, tai ta geroji bakterija geriama ir yra tas dėdė policininkas. Bet tu pastovi ten policininkų neprisodinsi. Jeigu tu iš tos geros, subalansuotos hebros išimsi tą, kuris atneša visą laiką cigaretę. Atsiras kitas, kuris atneš ne cigaretę, atneš tabletę ir visi iškris ten kur nors, ne? Tai balansas turi būti. Tai jūsų hebra yra cukrus iš principo, ne? Jau, pavyzdžiui, cukrus irgi nėra taip blogai. Tai va, tai kalbant apie tą nutukimą, daug kas įtakoja, ir hormonai įtakoja, ir emocijos įtakoja, ir dar kas įtakoja, mes dažniausiai kalbam dėl gydymo apie tai, ką mes galime įtakoti patys. Tu turbūt dabar galvoji, vieną kartą jinai pakalbėjo, negali dabar užsičiaupti. Tai taip iš tikrųjų ir yra. Žinokit, pasakysiu, ne tą patį, pasakysiu naują dalyką. Mes turim tikrai labai įdomių pokalbių, kai būna inkognito pašnekovai. Dėl to aš labai greitai. Jeigu turi situaciją, kurią tavo nuomonė būtų faina panagrinėti su Arnu ir Vytautu, tiesiog parašyk mums. O kada jau yra diagnozė, kur sakai, čia nereikia dar gydymo, nuo čia jau reikia gydymo? Ne nuo diagnozės reikia gydymo nuo patologinio proceso. Diagnozė nutukimo yra labai paprasta, tavo kūno masės indeksas. O yra, 30 ir daugiau yra nutukimas. O yra pastebimas dabar didėjimas to antsvorio nutukimo Lietuvoje? Taip, ir aš daugiau pasakysiu, yra stebimas jo toleravimas.
Mes nebematom žmonių su viršsvoriu, mes juos matom kaip normalius, nutukusius, mes matom kaip su lengvu pilvuku. Tai va, daugeliui mūsų žiūrovų, mūdu atrodysim, kad normalus vyrai. Žavus, Bet jeigu bus indekso norma nesikeičia. Taip. KMI indekso norma nesikeičia, keičiasi mūsų toleravimas. Tik tai vizualinis toks toleravimas, ne? Emocinis, vizualinis, kaip sakau, tos vaikus mes turesnius normaliau priimam, taip mes normaliau priimam dabar tos. Maža to, per paskutinius 30 metų padidėjo drabužių dydžiai. Tiesiog prasme, nešiojami, taip, ne? Ir taip. Lietuvočiai... L ir XL kokiais 90-ais buvo mažesnis. 90 mes valgyti neturėjom. Taip, labai geras pavyzdys. Elas Bandis, prisimenat? Taip. Nuostabus, va jūsų laidai tinkantis šeimyną, nuostabi. Serialą, kurį žinote, kartą žiūrėjau, vėl jį rodo, tai vėl žiūrėsiu. Tai va, tai tuo metu ten pusė jo kelio apie jį buvo, kad jis buvo nutukęs. Ne, kai Marsai ateidavo, sakydavo, tu esi ten plikas, smirdantis, bėdnas ir storas. Nu, kuris tau storas? Jo, dabar galvoju, iš prisiminimų, tai neatrodo jis storas. Tai va, ne, bet tuo metu, reiškia 80-ųjų pabaigoje, bendras tas fit momentas buvo kur kas didesnis negu dabar. Tai va, tai bendrai paėmus, jeigu statistika, aišku, nelabai skyrėsi, nelabai svyruojanti, visą kitą, bet kalbant apie jaunus žmonės, tai su viršsvoriu vakarų Europoje iki 40%. Su nutukimu apie 20. Mes kalbam iki 40 metų. Ir tada mes negalim pasitikėti netgi savo gal vizualinių tokių pažiūrėjimų, ar aš čia turiu, ar nereikia iš tikrųjų pasiskaičiuoti, ne? Nu, čia tokia... Aš pasakysiu dar daugiau. Ta prasme, mes galim labai gražų savo žmonom atrodyti, jos sakys, nu, klausyk, aš nenoriu, kad tu ten būtum, ne, kaip ten tas, kitą paimkim klasiką, Pulp Fiction. Ir Briusas Vilisas ant pilvuko norėjo pagulėti savo ten tas mūris, sako, aš noriu, kad turėtum pilvuką. Ne, nu gražu jam pilvukas. Ne? Ar tai yra sveika, čia klausimas. Tai reiškia, yra toks dalykas kaip skinny fat ir... Skinny fat skinny fat ir healthy obese. Reiškia, yra sveikas storulis. Ne, pavyzdžiui, mano variantas, galiu taip sakyti, drąsiai vis dar. Ir yra, reiškia, nutukęs nukuitas lieknas, ne, lieknuolis. Taip, tai tu gali turėti mažą kūno masės indeksą, labai mažai raumenų, daug riebalinio audinio. Tai yra, reiškia, labai dažnai tai yra jaunos gležnos mergaitės, kurios ten pabadauja, bet visiškai neturi fizinio aktyvumo ir, reiškia, nori tam tikras gražias formas išlaikyti, estrogeno pagalba, reiškia, jos gauna apvalumus, bet visiškai neturi raumenukų, arba aitišnikai, kurie atsisėdo per COVID pandemiją už darbo stalo ir iki šiol ten sėdi. Dar nebuvo to. Taip. Tai va, nėra raumens. Visas tavo svoris yra riebalo sąskaita, nesvarbu, kad tavo KMI geras. Ir atvirkščiai, tu gali turėti didesnį KMI, bet turėti pakankamą masę aktyvių raumenų ir tavo, pavyzdžiui, biochemija bus visai nebloga. Supratau. Nereiškia, kad nereikia gydymo. Aš čia galvoju, toks labai puikus momentas įterpti, kad šito epizodo mūsų draugas yra manoSvoris.lt, kur nuėjus galima pasiskaičiuoti kūno masės indeksą ir netgi pasiskaityti, kas su tuo susiję yra. Taip, aš dar pasiūlyčiau sumatuoti liemens apimtį. Ir jeigu padalinus ūgį iš liemens mes, jeigu liemuo yra daugiau negu pusė tavo ūgio, tu turi problemų, nesvarbu, kad tavo KMI geras. Liemuo yra daugiau nei pusė ūgio. Taip, nu, pavyzdžiui, tu esi 108 ūgio, bet tavo liemuo 102. Man pavyzdžiui, sunkiai grėsia, turbūt, bet galvoju, bet ar aš tikrai nesu skinny fat, žinai, nes, kai aš stoju dažniausiai sako, tai neturiu, bet aš tai jaučiu, žinai, kada man jau lyg ir svoris padidėjo, ar ten tų raumenų masė nėra milžiniška, nes sportuoti man prisiversti reikia visą laiką. Taip, pasiūlymas sportuoti yra iš principo agresyvus variantas. Reikia siūlyti būti aktyviam. Nereikia sportuoti, man irgi nepatinka, sako, eik sportuok. Agresyvu. Sveiko gyvenimo būdas, tai aš suprantu, yra mityba, vis dėlto, gal sakysi, kad nėra sutarta, bet mityba, fizinis aktyvumas, miegas. O miegas, tarp kitų, stipriai susijęs su... Labai. Rimtai? Čia.
Tai prasme, čia yra ir emocinis, ir fizinis, reiškia, tas well-beingas, ta prasme, gerovė. Ir dėl to, ta prasme, jeigu santykiuose visą laiką kažkas tave, reiškia, graužia, kad klausyk, kaip pas daktarą, tu turi pilvą, tau užauga pilvas, tai nesveikia abu. Prasme, nes vienas turi pilvą ir emocijas dėl to, kad jį kažkas graužia, ne, o kitas, ta prasme, turi emocijas, klausyk, šitam užauga pilvas. Prasme, abu iš principo nesveikia, abiem reikia gydytojo konsultacijos. Aš turiu pilvą, bet tu turi problemų. Tiesa, tu irgi turėsi problemų, tik tai apie tai dar nežinai, ta prasme, tu turėsi insultą, infarktą, ten demenciją, surėbėjusios kepenys ir panašiai. Vėlgi, turi riebų pilvą, turi surėbėjusios kepenys. Tai prasme, nereikia tam tyrimo. Žinai, tai ką tirtis, jeigu žmogus įtarė, nežinau, pasiskaičiavo mano svoris LT, ar dar kažkur, galvoja, nežinau, čia arba ant ribos esu, arba gal yra jau ten virš kažkokių skaičių. Žinau, cholesterolį. Ką tirtis reikia? Ne. Kiek vardysi tyrimų, ne, ta prasme, reikia gydytojo konsultacijos. Nei vienas tyrimas nenustato diagnozės. Pasidarysite tą laimo tyrimą, dar ką, visiškai nereiškia, kad kažkas, nepasidarysi vitamino D tyrimą. Čia visos tavo problemos. Ne. Ta prasme, nueini konsultacijos pas gydytoją. Bet o pas kokį gydytoją? Geriausia pas tą, kurio pasitikė. Esminis momentas. Esi pas tą, kurio nepasitikė. Taip. Šiaip, kadangi nėra tokios ligos, kurios neįtakotų nutukimas, aš neįsivaizduoju gydytoją, kuris negalėtų pradėti vienaip ar kitaip, reiškia, nutukimo arba viršsvorio, patologinio viršsvorio, reiškia, gydymo proceso. Patologinis viršsvoris tai yra tuo metu, kai mes neturim dar to KMI 30. Arba, reiškia, liemens ir rūgio santykio su padidėjusiu kūno masės indeksu, bet mes turim, pavyzdžiui, jau tam tikrą nuvažiavusią mūsų biochemiją. Tai yra KMI daugiau negu 25, pavyzdžiui, didesnė pilvo apimtis ir ten aukšti kepenų fermentai dėl surėbėjusių kepenų, padidėjusi cholesterolio minėta koncentracija, padidėjusi gliukozės koncentracija dažniausiai, nepadidėję uždegiminiai rodikliai. Visi šitie dalykai rodo, kad jau mes turim patologinį procesą. Nesvarbu, kad mes dar neturim KMI 30. Nes tai yra tik skaičiukas. Žinai, tai labai protingai šneki, bet realybėje, pažiūrėkime, pora gyvena, nesimatuoja dažniausiai, arba nebent atsiranda tas toks jau Vytautai, eik tirtis, man čia baisu, kad tu žinai ten... Dažniausiai taip yra moterys inicijuoja. Gali būti ir kad moterį inicijuoja, bet dažniausiai žmonės vis tiek galvoja, jau priaugau, pabandysiu užsirašyti sporto klubą, užsirašau, nusipirka abonementą ir tiesiog turiu abonementą. Ir tada galvoja, kodėl nenukrito svoris, jeigu aš turiu abonementą. Jeigu abonementas išnaudoja visus tavo pinigus maistui, tai nukris, bet kitu atveju ne. Tai iš tikrųjų visi pasiūlymai mažiau valgyk, daugiau judėk, jie veikia ir tai yra bazinis gydymas. Bet kiek laiko reikia žinai, aš esu antra pusė, pavyzdžiui, kuri ten su Dovilė nėra visiškai šitoje vietoje iššūkių, tai negaliu įsivaizduoti, bet, tarkim, antra pusė turi iššūkių ir kiek laiko leisti bandyti pačiai tenais antrai pusiai numest svorį ir kažkaip reguliuotis iki tol, kad sakyti, eik pas gydytoją ar iš karto raginti eiti pas gydytoją. Jau per 3 mėnesius atsiranda rimtų pokyčių organizme. Nes iš kur įmus šitą klausimą, nes mes esam turėję iššūkių su vaisingumu. Ir vaisingumas turi tam tikrą. Jeigu jūs bandėt pastoti X laiko tarpą, aš nebeprisimenu tiksliai, bet, žinai, aš atsimenu, kaip gydytojus netom, kiek laiko bandot, kiek dažnai bandot. Jau jums reikia čia yra bandymai kažkaip objektyvizuoti tą dalyką, ne, kad kažkiek tam, reiškia, pareguliuoti tas rautų ir pagaliau paskatinti, panašiai kaip su to pačiu KMI 30. Taip, KMI 30 jau reikia, bet daug kam reikia dar iki tol. Tai čia dabar vyksta konsultacija. Čia reikia, ne? 3-1. 3-1, bet jeigu reiškia, galbūt jau reikia pagalbos ir tuo metu, kai tavo KMI 27, ne? Bet kaip juos atrasti? Bet žiūrėk, aš susityriau ir cholesterolį yra priebėjusias šičia. Palengvėjo, nukrito svoris. Bet gydymo nieks ir neskyrė. Tai ką aš to galiu atsakyti? Žmona skyrė. Ne, bet čia tas ir yra, žinai, kaip žmona sako, būtų faina, žinai, man sako, užnisi, kad tu vidury nakties valgai. Kad vidury nakties valgai? Tai, čia nepadeda? Gerai, atsakysiu pradžiai vieną klausimą ir tada kitą komentarą. Šiaip, sakykime, 3 mėnesių, pusę metų jau per tą laiką atsiranda kažkokių vienokį kitokį negrįžtamą pokyčių ir metabolinio pakeitimo su nutukimu. Taip, pastebėjom,
Taip, aš dažniausiai sakau taip, būkim savo sąžiningi. Būkim savo sąžiningi, vienas iš variantų, pažiūrėjau, kiekvieną dieną lypam ant svarstyklių ir sąžiningai sakoma, kodėl šiandien yra + kilogramas, o ne minus kaip už vakarą. Ne? Ką aš vakar tokio padariau. Jeigu tas veikia, valia. Ir jeigu mes nieko nepakeitėm per 3 savaitės, vargu, ar mes kažką pakeisim per 3 mėnesius. O po 3 mėnesių atsiras pakeitimai. Todėl nusprendėm, ne pirmas žingsnis, tai yra nustatyti problemą. Skaičiuoklės, matuokliai, prisipažinimas, kad yra, ar su paskata iš žaidės arba kažkam reikia podcastą ateiti, kad sukaičiuotų kažkas kitas savo KMI. Ne, tai pirmas žingsnis yra problemos nustatymas, ne tos rizikos nustatymas, tada imamės kažkokių priemonių. Per 3 savaitės nepradėjai eiti į sporto salę, nepradėsi per 3 mėnesius, nenustojai valgyti naktį. Nenustosi valdyti naktį ir po pusės metų. Ta prasme, nepavyko, eik, ieškok pagalbos, kur problema. Tai va, tada, aiškiai, nuėjus pas gydytoją, pasidarius, nes kaip mes, iš tikrųjų, čia vėl labai plati tema, kaip mes įsivaizduojam profilaktiką Lietuvoje. Kas yra profilaktika? Atsakykit, abudu protingi. Viršsvoriai? Apskaitai, bet kokia profilaktika? O sako žmonės. Periodiškai eiti pasitikrinti. Ne, velnio. Norėjau kitą pasakyti žodį. Ta prasme, tai yra tyrimo atlikimas. Tai nėra profilaktika. Duojant pasitikrinti yra sužinojimas tyrimo rezultatų, net nesužinojimas savo problemų. Taip, reikalinga gydytojo konsultacija. Profilaktika. Prostatos vėžio patikra tai yra? Tai patikra. Bet po to pasišnekėjimas su gydytoju yra profilaktika. Bet jeigu visoje šeimoje visiems vyram, reiškia, ten iš tėvo pusės 40 metų yra prostatos vėžys, o tavo PSA yra geras, nieko jis nerodo. Eik ir kalbėkis su gydytoju. Darykis daugiau tyrimų. Nes 20% falš negimė rezultatai. Tai pats testas nepasako nieko. Ir tyrimo atlikimas nepasako nieko. Tai va, tai profilaktika yra visų priemonių, kurie užtikrina tavo ilgesnį ir sveikesnį gyvenimą ėmimas. Tai yra skiepai, yra profilaktika. Bet Lietuvoje negalime apie tai kalbėti, ne? Nes blogai skiepai. Čipai. Beje, aš atnaujinau, žiūrovai, Čipus. Jo, ir Stranger Things pasižiūrėjau jau vasarą, ne, o dabar jau 3 dalį Vilniovo kopos. Jeigu ką, jau dabar Netflix, jeigu atnaujinsit su čipus, su gripo skiepu. Tai va, ten, ta prasme, hardą iškart įmetė, dar vaikystės, dabar tik tai softą užmetė. Tai va, tai patys skiepai, ta pati gali būti medikamentinė profilaktika. Statinų gėrimas nuo cholesterolio mažinimas. Statinų gėrimas yra profilaktika insultų infarktų. Neskaičiuko gydymas, profilaktika. Tas pats yra ir su nutukimo gydymu. Mes neužsiimam skaičiukų mažinimą. Labai faina, kad vietoj XXL pradėjai nešioti L. Ne? Arba kad įsispraudė savo ten prieš 5 metus liktai paladytus džinsus. Arba ten, kad KMI pasidaro jau nebe 3-1, o ten 27. Labai faina. Bet esminis dalykas, sumažėja tavo šansas anksčiau laiko iškeliauti paralyžiuotam į kitą pasaulį. Tai va, tai profilaktika yra daug dalykų ir tyrimai yra tik tai būdas įvertinti rizikas. Todėl pasidarai tyrimus, nepasakai A, reikia sakyti B. Radai didelį cholesterolį, nueini pas daktarą, klausi ko. Jeigu daktaras tau padarė tyrimus ir sakė, mažiau valgyk, daugiau judėk, mažiau nervokis, kad ten dar geriau miegok. Gerai, žiūrėk, ačiū daktarė, kad supildėte visus, reiškia, ten tas varnelės, ne, dabar jūsų poliklinika nebeatrodo taip blogai profilaktinių tyrimų kontekste, ko iš mūsų reikalauja ligonio kasos, kad tu atliktum tam tikrą procentą, jeigu negauni piktą laišką, kad tu reitingė esi žemai, ne, ir viskas, niekam neįdomu, ar tu iš tikrųjų gyveni. O čia yra problema Lietuvos profilaktinės medicinos, visuomenės sveikatos mes šis neturim, o reiškia visos profilaktikos tai, kad jinai nėra orientuota į rezultatą. Jinai orientuota į tyrimo atlikimą. Mes čia einam labai sparčiai Amerikos keliu, kurie kepa paslaugas, bet nežiūri orientaciją. Taip, daugiau pinigų mes turėtumėm gauti ne už tai, kasmet atliekam lipidogramą 40-mečių, o už tai, kad tas 40-metis nenumiršta nuo infarkto iki 70 metų. Į rezultatą orientuotis, ne? Taip. Tai mes to neturim. Tai va, tai iš to atsiranda, čia kita labai plati tema, vartojimas medicinoje. Mano labai mėgstama, iš čia atsiranda keipimas tyrimų, keipimas paslaugų dėl varnelės
Bet realiai, jeigu buvai pas daktarą, matė tyrimus, matė pilvą ir nepasakė, ką reikia daryti, sorry, bet šūdinas daktaro darbas. Bet papasakoju apie savo darbą. Pas tave ateina žmonės, nežinau, su viršsvoriu? Pagal tai, kad, kaip ir sakiau, dabar daugiau negu kas antras turbūt su viršsvoriu, beveik kas antras, ne taip ateina. Kai jie ateina, tai taip, jie ir žinai, ir šitam saldumynų parduotuvį yra, bet ar jie ateina dėl to, žinai? Jeigu mes kalbam apie tai, kiek yra inicijuota gydymo dėl nutukimo viršsvorio, dėl to kryptingai atėjo pacientas, taip. Ir kiek aš pats inicijavau, nors atėjo visiškai dėl kitų dalykų, tai santykius turbūt 1:9, 2:8. Tai yra, vienas ateina pats, o 9 tu pasižiūri ir sakai... Taip, labai gerai, kad norit pasidaryti savo kepenų fermentus, labai faina, pasidarė echoskopiją, jos yra riebios, ką darom su jūsų pilvu. Nes čia yra problema. Labai gerai, kad norit pasidaryti cholesterolį, labai faina, išsityrėm, viskas gerai, ką darom su jūsų pilvu. Ką žmonės sako šitą klausimą? Ir tarp kitko pasiūlymas, jeigu yra naktį noras valgyti, tai reikia naktį miegoti, tai vienas iš variantų yra sutvarkyti miegą, taip pat ir tabletės pagalba. Kaip tas dedukas, kuris visą laiką nusiversdavo iš lovos. Tai jam daktaras skyrė Viagrą ir jis nustojo versti. Labai prie santykių tinka čia. Tai ir čia, jeigu naktį nesimiega, tai reikia pradėti miegoti, gal tada nesinorės valgyti. Šiaip jeigu nebus normalaus miego, bus aukštas kortizolis, insulinas ir blogai tarp kitko lygiai taip pat nėra ko tirtis kortizolio ir insulino, jeigu tu nemiegi. Nes jeigu tu nemiegi, jie bus aukšti. Tai prasme, nereikia painioti pasiekmių su priežastim ar daryti tyrimų, bet Lietuvoje dėl vartojimo ar kitaip. O tas vienas, ar tie du, kurie ateina, kur patys, ar jie ateina, žinai, ar tai susijęs su santykiu, žinai, man įdomu, bet viršsvoris dažnai turi įtakos ten, ne tik tai ten potraukiui, bet apskritai dingsta turbūt geismas ar taip. Ta prasme, negalimybė, jeigu kalbant apie vyrus, tai ne tai, kad dingsta galimybė atlikti pareigą, aktą, nežinau, kaip ten jie pavadinti dar, bet dingsta noras. Taip. Ta prasme, dingsta, reiškia, jeigu ten jau pasistengia, jeigu ten kažkas ten pajudėjo, sukrutėjo, ten pasistojo, tai jau tu gali, bet nesinori. Vat būtent, nes aš esu, žinai, matęs kitą procesą, kad kai būna santykiuose, po vestuvių apsileidžia, kaip kalbėjai, bet, išyra santykiai, tarkim, vėlgi angungis, išsiskyrė dėl kokių priežasčių, nesigilinkim, bet dažniausiai sako, jau reikia viskas, dabar mes svorį, jau viskas, nes kažkaip, čia, žinai, tai kai ateina tas vienas, dėl kokios priežasties ateina? Ar ateina, kad dėl, nežinau, ten širdies ligų ar kitko, ar ateina dėl tokių emocinių, kad, man čia reikia kažkaip... Dažniausiai ateina iš tikrųjų dėl svorio. Ne, dažniausiai ateina dėl svorio ir dažniausiai, jeigu mes kalbame vėlgi apie santykius, turbūt 3 dažniausios priežastys, dėl ko vyrai apskaitai ateina pasitikrinti kažką ir pasirūpinti savo sveikatą. Tai dažniausiai tai yra, kai kažkas atsitiko. Skausmas ir diagnozė kažkokie, kad jau... Tai prasme, jau yra, ne? Arba ten, žinau, ten, pavyzdžiui, tėvui nustatė vėžį, išsigandavo atėjau, ne? Arba ten man pradėjo skaudėti ir taip toliau, ir taip toliau. Tai tas, kad santykiuose nepatinku, nėra pakankama priežastis ateiti dar pas gydytoją. Čia žmonos turbūt problema yra, kad nepatinka, viskas jis potraukio nebeturi, jeigu rimtai apie šitą pusę kalbam, kad vyrui blogai, ne? Ta prasme, jis potraukio nebeturi. Moteris, kuria yra labiau, ta prasme, rūpi, vyrui, vėlgi psichologiškai svarbiau yra būti... netenka potraukio. Tai vyrui svarbiau yra būti to medžiotojo, ne, ta prasme, jis dėl to labiau turi psichologinių problemų, kai jis nebegali pinigų uždirbti, kai jis negali aprūpinti šeimos. Ne, vyras, kuris praranda darbą, ta prasme, jam stresas yra didesnis, negu vyras, kuris praranda galimybę daugintis. Ne, ta mažesnis stresas. Aš čia, mano čia yra šitie, kaip jie, reiškia, mažylė, ne jaunikliai, aš jais turiu pasirūpinti, jeigu tu neturi jam galimybės atnešti mėsos gabalo, tada yra tau bėda. Tai vyrams ne, o moteriams yra svarbiau sukurti tą gerbuvį, tą šeimą, jam svarbiau rūpintis jau bendruomenės ir dėl to tie santykiai su vyru jie yra svarbesni. Tai sakau, vyrai dėl šito rečiau ateina, dažniau, kaip atsakei, kai vilką maitina kojos, kai jam reikia ieškoti poros. O turi sprendimo skirtumą tarp vyrų ir moterų, kaip su antsvoriu kovoti, ar universaliai?
Vėl pabaigsiu atsakymą į prieš tai klausimą ir atsakysiu. Tai viena dalis tuo metu, kai atsitinka, antra dalis rečiau, kai liko draudime pinigų, reikia panaudoti. Ir visgi dažniausiai tai atvijo moteris. Tai moteris. Nes jinai rūpinasi. Dar kartą, šeima rūpinasi jinai. Jam dažniausiai būna. Taip, šitas instinktyvios priežastis, medžioklė ir bendruomeniškumas. Tai atvyja ir tada, ir tada žiūrim, sprendžiam, kas ir kaip. Dėl to ar skiriasi? Mažai skiriasi, nes visgi kaip ten bebūtų, kaip jau sakiau, bazė gydymo yra ta pati. Mačiau, gal tik daugiau. Bet pasakyti turbūt, pavyzdžiui, žinai, kaip sakiau, ką darysim su tavo pilvu, tai vyrui pasakyti turbūt lengviau nei moteriai. Ne. Ne? Tas pats? Ne, tas pats. Ne, jis kaip specialistas. Iš mediko pusės, ne? Sako. Kaip žmonės reaguoja? Įvairiai. Ta prasme, kaip jūs drįsot atsakyti, kad aš nutukusi arba nutukęs, ta prasme, čia man viskas gerai, aš savo graži, ta prasme, ko iš čia lendat, nei savo reikalą, aš čia atėjau dėl kosulio. Kosulys dėl to, kad vaistus nuspaudimą vartoja ir sukelia vaistai kosulį. Nuspaudimas dėl to, kad nutukimas, kaip ir nelabai, viskas vis tiek susiję. Tai, ta prasme, tas yra tokia šiek tiek stigma, kad čia viskas gerai, man viskas fainai, čia toks iškreitas body positive, kai tu pasiėmė, kaip čia dabar leftistinės tos idėjos, tviroja ore, čia kažkas pačiumpa, ta cancel kultūra visa, ne, kur tu man negali nieko sakyti, čia aš taip gerai jaučiuosi, man taip faina. Tau faina, labai gerai, bet, sorry, ta prasme, už 10 metų tavo gydymas kainuos labai brangiai pasdavė biudžetui. Ir čia jau yra poros reikalas, net žinai, čia biudžetui, tai čia iš valstybės perspektyvos, bet čia yra ir šeimos reikalas. Tu nebegalėsi uždirbti pinigų arba, žinai, šeimos biudžetą reikės leisti. Taip. Ir tada, jeigu pavyksta nueiti pas gydytoją ir turi gydytojo diagnozę, tada maždaug turi legalią tokią priežastį atimti šitas maistą vidurį nakties. Tai gerai, tai mano pasirinkimas gyventi ilgiau ar trumpiau čia mano reikalas, ar čia ir žmonos reikalas? Iki vestuvių tai paties visiškai. O po vestuvių čia... O po vestuvių jau įsipareigoji. Kaip mažasis principas, jeigu tu kažką prijaukinai, tai esi už jį atsakingas. Pasiėmė žmoną, rūpinkis. Prigaminai vaikų, rūpinkis, tada ką nori daryti. Šitą temą, kur turbūt su psichologais dar ir terapeutais kalbėsim, žinai, bet kai visi išeina, išsiskiri su žmona, išeina vaikai, tai kažkaip atsiranda tas noras rūpintis savim. Nebesinori jau paimti ir numirti po 10 metų. O yra dar toksai, žinai, social alignment efektas, kad socialiai mes prisilygiuojam prie kitų. Ir jeigu vienas, pavyzdžiui, turi blogą įprotį, kiti mes kaip ir jau kalbėjom, kad to šeimoje yra. Tai jeigu vienas pradeda tvarkyti savo sveikatą į priešingą pusę, ar veikia tas socialinio tokio prisilygiavimo efektas, kad vienas pradeda tvarkyti savo, nežinau, viršsvorį, sveikatą, žinai, kažkokius rodiklius, kad tada ateina pas tave, nežinau, antra pusė, žinai, arba jūs ten atėjate. Taip. Taip, turbūt, nepasakysiu procentaliai, būna kardinaliai priešingas efektas. Kas čia pas jūs per sektą? Ateina su priekaištu. Taip, kas čia per sektą, reiškia, jūs numetė čia 20 kg. O prieš tai buvo vyras, kuris sako, įsivaizduojat, ten reiškia, vienas pirmųjų, labai seniai buvo pacientas, sako, ten jau, aišku, kaip tikras vyras po infarkto atėjo, bet mes ten nuo 3 vaistų nuo kraujospūdžių perėm prie vieno vaistinio svorio numetė, ten antro tipo diabetų užteko jau vien tik tai mitybos, nes nesusitvarkėm ar jau nuėmėm visus vaistus. Jis man rodė, kaip jis salto padaro vietoj, mano kabinete. Apie 5 metų. Nemažas, ne viešasis sektorius. Ir po poros dienų ateina jo žmona ir sako, kas čia per sektą, reiškia. Buvo vyras kaip vyras, aš pagaminu valgyti, jis pavalgo, atsigalos ant sofos, aš esu rami, reiškia, vyras sotus, guli ant sofos, visą kitą. Dabar jis numetė svorio, pradėjo kvepintis, pradėjo šukuotis, pradėjo rengtis, kažkur vaikšto, grįžta pavargęs. Aš nesu tikra, kur valgyti jis nenori. Ne, anksčiau 3 kotletai, dabar 1 kotletas. Ta prasme, ką jūs darot, kur čia per sekso kažkokie ten šitie. O dažniausiai taip, dažniausiai ateina, sako, klausyk, žmona čia taip gerai, aš noriu to paties, nes, vienos pusės nėra mūsų, kitos pusės. Jo, panašiai. Taip.
Tai va, tai įvairiai. Bet turbūt čia toks ir yra turbūt santykių dalykas, kur tu žiūri į tą kitą pusę kaip, tokią nusavybę, kur va čia mano, viskas gulėk ir čia... Ir yra net, tu priminai tą mitą, kad yra toks tarp moterų kartais sklandantis, kad jeigu nori, kad vyras niekur neitų, tai tiesiog pamaitink, pamylėk ir gerai pamaitink, kad jau ir kitom net nepatiktų, žinai. Kad... Maždaug. Jo, ir iš serijos tol, kol jis užsimauna skirėtus triusikus ar kojanės, tai viskas su juo yra gerai. Iškai, nes niekur nenusimaus, jeigu pradeda rūpintis, kodėl triusikai skilėti, tai viskas. Muška šitą įvarpinę, kažkas yra blogai. Ja, bet žinai, tokia manipuliacinės priemonės, bet šiuo atveju gaunas tokia geroji įtaka, nes jeigu veikia tas socialinio susilgėjimo efektas, tai gaunasi, kad net jeigu antra pusė, pavyzdžiui, ypač jeigu nėra skirtumo, kaip Vytautas pasakoja, bet jau abiem yra bendras toks gyvenimo būdas, tai mes galim pradėti nuo savęs. Taip. Ir tada... Ir jeigu santykiai geri, tai dažniausiai ateina vis tiek, sako, jo, taip nori. Ir tada galima prieiti prie tokio geresnio gyvenimo būdo. Bet turbūt irgi su tą mintim, vėlgi, čia, aišku, jokia nestatistika, visa kita, čia iš mano tokios... palyginus plataus spektro su šiaip šeimos gydytojų Lietuvoje, bet pacientų, bet vis tiek, ta prasme, toli gražu ne visa Lietuva ten ir ne kažkas, kad dėl partnerio, ta prasme, su rūpesčiu, kad aš noriu, kad jai būtų geriau, dažniausiai ateina vyrai. Ta prasme, aš noriu pasirūpinti savo sveikatą, nes dėl žmonos. Toks dėl kito vis dėlto... Čia. Bet turbūt čia tas ir eina, kad, ta prasme, galėčiau ir toliau medžioti ir atnešti savo tą davinį. Bet, ta prasme, iš tos pusės, kad... Čia tokios moteris labiau savanaudės, ne? Ne, nesakykime. Bet priešingo atveju ateitų moteris ir sakytų, aš noriu pasirūpinti savo, kaip ten, viršsvoriu ar antsvoriu? Antsvoriu, sako. Antsvoriu. O viršsvoris, gerai, virš normos. Tai jinai sakytų, aš noriu pasirūpinti labiau dėl savęs ir mažiau, kad dėl vyro. Ne, bet tiesiog, kad aš noriu pasirūpinti dėl to, kad yra žmona šeima, ten ir visą kitą, arba ten, kalbant ne tik tai apie svorį, pavyzdžiui, ten vyrai anksčiau bent jau ten, pavyzdžiui, ateidavo, sako, aš noriu pasiskiepyti nuo žmogaus papilomos viruso, tam, kad apsaugot savo moterį nuo gimdos kaklelio vėžio. Sako, dėl savęs skiepykis. Nes yra išangės vėžys, burnos vėžys, varpos vėžys, kur sukelia. Ir vyrų nuo burnos vėžio, gerklų vėžio, kuris sukelia tas pats virusas, miršta šiai dienai daugiau negu moterų nuo gimdos kaklelio, nes patikros nėra. Programos patikros. Netgi daugiau? Daugiau. Apie 2008-2009 metų įvyko lūžis. Ta prasme, moteris sekam, moteris skiepėm, atrandam, o vyrų ne. Aš skaičiau straipsnį, nežinau, čia tiesa, galiu pakomentuoti, kad ir labai priklauso nuo lytinių partnerių turėtų skaičius, ypač nuo oralinio sekso. Nebūtinai, ta prasme, šiaip tas seksualizacija šitos patologijos ir šitos skiepo yra perteklinė ir tu neturi būti baksnuojamas tam, kad susirgtų. Ir visi vyrai, kuriem, ne visi, bet didžioji dalis vyrų, kuriem nustato, pavyzdžiui, analinį vėžį, sako, taigi pas mane gyvenime nebuvo analinio sekso. Taip, ta prasme, men have sex with men, ne, tai MSM arba gay yra, reiškia, nežinau, arba galima taip sakyti, nebūtinai jie gal gay, tiesiog jie mėgsta su vyrais mylėtis. Tai va, tai jie yra rizikos grupė vienareikšmiškai, ne, bet čia dėl visų, reiškia, tų lytiškai plintančių infekcijų. Bet nebūtinai, šiaip ŽPV randamas po pasimylėjimo visose gleivinėse 2 paras. Visose nepriklausomai. Jeigu tu pakaldra misionierius pozą, kalbėdamas potyrius, tamsoji, vis tiek, visur. Nes paskui tu nueisi, kažkur pasikrapštysi, kažkur ten dar kažkas, smais yra visur. Tai va, tai vyrai, pavyzdžiui, dėl šito dalyko ateina ir sako, aš noriu pasiskiepyti dėl žmogaus, dėl savęs skiepyti. Ne, arba aš noriu irgi ten pasirūpinti, kad ten negaučiau insulto infarktus, kad dėl savęs. Ne tam, kad, pavyzdžiui, ten pilvo numesk, kad žmonai gražiasnis atrodytum, tu pilvo numesk, kad sveikesnis būtum link 60. Nu tai gerai, mes čia taip kalbėjom, o tai į kokį gydytoją, mes čia vis kalbam, gydytoją, bet gydytoją visų rūšių, į kokį gydytoją, nuo šeimos gydytojo reikėtų pradėti? Aš sakau, aš principo, bet ką aš nesivaizduoju, realiai gali tau ir psichiatras. Specializacijos? Nutukimo gydymo? Ne, bet aš turiu nutukimo gydymo, inicijuoti gali turbūt bet kuris specialistas. Nebūtinai jis tave ir ves, nebūtinai viską, bet pradėti pokalbį.
Nes pradžia yra suvokimas problemos. Ne? Kaip aš minėjau, bent jau iš tų, pacientų, kurie ateina reiškia pas mane, iš 10, 1 ar 2 kryptingai ateina dėl to, 8 iš 10 aš dažniausiai inicijuoju. Gerai, jeigu aš ateičiau pas tai, tu inicijuotum. Taip, vienareikšmiškai. O ką paskui, kur tu mane nukreipti? Prasidėtų viskas nuo pokalbio, rizikos vertinimo, tų pačių tyrimo atlikimo, surinkimo anamnezės, kas, kaip, kodėl. Nemėgi naktim, kokį velnio tu nemėgi naktim. Gal tau reikia psichoterapijos, gal tau reikia vaistų miegui. Kaip yra su mitybos įpročiais, ar supranti, kas yra riebalai angliavandeniai, ar reiškia, nežinau, įsivaizduoji vis dar, kad Coca-Cola Zero yra sveikiau už paprastą, ir ją geri po 2 litrus ir taip toliau. Ne? Kokia yra ten šeimos istorija dėl diabeto, dėl kraujospūdžio, dėl insulto infarkto. Ir pagal tai einam toliau. Ne? Jeigu visiškas analfabetas su mityba, vienareikšmiškai dietologas. Taip? Jeigu ateina žmonės, kurie labai dažnai kalbame apie viršsvorį, apie nutukimą, tai jie jau mažiau valgyk, daugiau judėk, didžioji dalis bandė. Kur irgi laidos pradžioje kalbėjom, kad gal nupirkti abonementą, netgi pavaikščioti, bandė, nekrenta. Nes įsivažiuoja tam tikri procesas, įsivažiuoja, kur nutukimas nenori tavęs apleisti. Riebaliukas atėjo, jam gerai ir jis ten sėdi. Testosteronas vyrų krenta, ištvermė mažėja, ta raumenukai vis sunkiau užauginti, ir taip toliau, ir taip toliau, ir taip toliau. O tai ką manai apie tas visas dietas, ten keto ir ten visos kitos grikių? Čia, ką manai apie, sakykime, kokį Volkswageną ir dviratį kvadratiniais ratais. Keto dieta trumpam viskas gerai. Trumpalaikė. Jeigu mes kalbame apie dietas, kurias, kaip mes įsivaizduojam, reiškia kalorijų ribojimo, nieko nebus. Žmonės, kurie laikosi dietų, yra nelaimingi žmonės. Jeigu mes kalbame apie tokias drastiškas, idiotiškas, nesveikas, beprasmes, nežinau, kokį čia bjaurų žodį panaudoti, dar dietas, kaip ten 6 kiaušinių per dieną, arba grikių dieta, ar dar kažkas, ne. Tu neturi laikytis dietos, tu turi išmokti maitintis normaliai, net nesveikai, bet normaliai. Pakeisti įpročius. Tas pats su fiziniu aktyvumu. Tau nereikia sportuoti, tau reikia būti fiziškai aktyviam. Taip, jeigu tu jau turi tokį svorį ir suvalgai tiek kalorijų, kad nueiti kalorijų deficitą tau reikia 15 valandų per dieną tampyti geležį, tada taip. Krovikų dirbti šitą į geležeką. Bet, ta prasme, visos ribojančios dietos yra nieko vertos. Pavyzdžiui, protarpinis badavimas kažkam tinka, kažkam netinka, kažkas ten tikrai yra pacientų, kuriem nuostabu, kažkam yra, kur, pavyzdžiui, ilgesnį laiką nevalgant krenta hipoglikemija ir labai blogai jaučiasi. Ta prasme, nėra vienodo sprendimo. Gliukozė krenta. Pavyzdžiui, 16 valandų nevalgai ir ta paskutinė 16 valanda ten tau visiškai pievos yra kita prasme alpimo, kam tai reikia. Bet jeigu tai yra, dažniausiai tai yra tiesiog būdas eliminuoti vieną valgį, pusryčius ar vakarienį. Tu praleidi vieną valgį. Bet jeigu tu tas kalorijas, taigi tiek aš pusryčių nevalgau, tai paimsiu aš čia 2 bandelės prie pietus, tiek pusryčių nevalgau. Ne? Gražini kažkur, kad jos neveikia. Bet čia labai gerai pasakyti, ir kitų mūsų bendra pažįstama Edita, sakė, metai laiko yra, nes aš pamačiau ir sakau, ką tu pakeičiai, šiam 5 kilus numetė, čia amazing. Kai aš čia 20 metų nesugebėjau 10 nuvest. Ir sakau, ką tokio, nes mes kartu varškės maždaug apkepą valgom ir ten picos gabaliuką paėmė ir sako, ne, tai aš eliminuoju vakarienę. Stengiuosi ten nuo 2 nebevalgyti ir ten... Tai čia protarpinis gaunasi. Jo, bet aš anksčiau ten pusryčių ir aš galvoju, bet rimtai gal čia fainiau vakarienę numesti. Bet atrodo, cukrus ir miltai dar irgi reikšmingai sumažinti. Viskas gerai su cukrum, viskas gerai su miltais, nei cukrus, nei miltai nekelia svorį. Svorį kelia kalorijų perteklius. Taip. Dažniausiai jie ateina kaip... Su cukrum daugiau galima suvalgyti kalorijų, nei su baltymais. Bet neperaukim mitybos čia podcastą. Man įdomu. Aš žinau. Galėsime apie šeimos gydytoją. Tai visas dietos iš principo yra skirtos kalorijų mažinimui. Pavyzdžiui, netgi tokios idiotiškos dietos kaip kraujo grupių,
zodiako ženklų, koks ten dar gali būti, nežinau. Horoskopo dieta. Horoskopo dieta. Ne, čia pritinga. Yra, šauliams negalima šito, pasidar kažkam negalima šito. Aš manau, kad būtų galima... Mano senelis buvo ožiaragis, bet tik todėl, kad nunešė tada gimimo liūdėjimą. Tai va, būtų galima padaryti kokią nors, nežinau, politinių preferencijų dietą. Pasirinkti, koks tau labiausiai mūsų prezidentas patiko, ne, ir atitinkamai tau sudaro dietą. Tai va, tai ten dažniausiai būna taip, kad tau riboja labai populiarių produktų pasirinkimo. Pavyzdžiui, jeigu tau išmeta iš tavo raciono vištą, ryžius ir kviečius, tai jokio Statoilo Magdako pas tave nebėra. Viskas. Tai prasme, tu nebegali valgyti didžiosios dalies pusfabrikačių. Kitam išmeta pieną, kiaulieną, lygiai tas pats. Tai prasme, ten yra, taip gudriai sudėliota, kad, ta prasme, tu negalėtum prisipirkti kažkokią šlamšmą. Tik tiek. Bet jeigu tu turi proto, tai, tai viskas gerai. Su draugės dietos dieta yra viena problema, žmogus turi suvokti, kas yra kalorijos ir taip toliau. Ne? Labai daug žmonių, kurie bando taikyti tą patį protarpinį, bet pavyzdžiui, vakaro išgeria pusę litro kakavos. Išgenimas. Pusę litro. Apskritai, visas sodas, tie vadinami angliškai, nežinau, kaip lietuviškai čia gazuoti gėrimai. Saldinti gazuoti gėrimai, tai jie labai daug kalorijų turi. Taip. Ir jie turi tragiškų kalorijų, nes visas reiškia sugar free ir kalbant apie rūkimą light dalykas ar didžiausia apgavystė medicinos istorijoje ir didžiausia žala. Jeigu dar prieš metus sakyčiau, kad, litras Coca-Cola Zero, nereikia čia prie Coca-Cola spriti, bet kokio, reiškia, Zero jo gėrimo per dieną yra jau blogai, tai ne, dabar Brazilų tyrimas buvo, kad net 0,3 visų saldiklių, ten fruktozių, ksilitolių, ten galbūt kažkiek stevija išeina iš to bendro. Šito žalą duoda kur kas didesnį negu atitinkamas cukraus kiekis. Rimtai? Kalbant apie nutukimą, diabetą, kaip... Gerai, dar vienas dalykas. Jeigu ne pirmą kartą klausai Skiriamės juokauju, tu greičiausiai jau žinai apie klubo susitikimus. Kokią vertę ir naudą jie duoda, aš nedaug žodžiausiu. Čia yra atsiliepimai, bet tiesiog priminsiu. Podcastuose mes tik girdim, ką kalbasi Arnas Vytautas. Klubo susitikimuose mes kalbam dar giliau, asmeniškiau ir žinokit, kokių patirčių, kokių pašnekovų ten būna. Jeigu esat moteris, tikrai bus ką papasakoti vyrui, kai grįšit. Aš tikrai turiu ką papasakoti. O, pavyzdžiui, šeimos gydytojai, gerai, jeigu eini, bet ne visi turbūt žino apie šitos dalykus, nes ir pačių šeimos... Jie žino visi. Tik aš šneka apie tai, nes patogiau nešnekėti yra. Nes ne už tai, kaip ir kalbėjau, ne už tai moka ligonių kasos pinigus. Mes esam orientuoti į tam tikrų paslaugų supildymą ar keturženkliai kodukai, kurios tu supildai ir tau reiškia už juos ten bėga. Jeigu tu keturženklių kodukų nepildai, pas tave ateina administracija, sako, klausyk, ką tu čia darai? Sakau, blemba, žmonės gydo. Sakau, koks skirtumas, tu žmonės gydo, kur pinigai įstaigai? Kur kodukai? Taip, kur kodukai? Kodukų reikia. Niekam neįdomu, ar tu pagydėjai nutukimą, ne, vat būtų, jeigu minus 10 kg per ten pusmetį, ne, žmogui. Kodukas. O! 10 štukų. Visi darytų, o dabar ne už tai. Kodukus moka už tai, kad kartą į metus, ne dieną vėliau, ne dieną anksčiau padarytum, reiškia, cholesterolio tyrimą žmogų. O jeigu jis turi diabetą, padarytum cukraus tyrimą žmogų. Kiek jis numetė, neįdomu, gavo jis infarktą, insultą, negavo, neįdomu. O čia pradėk aiškintis, tai pradėk tau uždavinės klausimus. Mes pradėsim kalbėtis, dažniausiai, jeigu mes kalbame apie nutukimo gydymą, tai yra ne viena ir ne dvi konsultacijos. Ir kiekviena konsultacija užtrunka ilgai ir klausimų yra labai daug. Jeigu skiri vaistai, yra milijonas klausimų apie vaistus, nes vaistai blogis Lietuvoje, ne? O kodėl man nebeužtenka valgyti ir išjudėti, o ką, man tie patys klausimai, o jeigu aš valgysiu grykius, o jeigu bus ten keto dieta, o jeigu draugė įdyta, kodėl man tas nepadeda, o gal man reikia hormonus išsitirti, o kaip jūs galite paskirti kažką, jeigu nėra kortizolio tyrimo. O čia už durų sėdi 15 babučių su kompensuojamais vaistais. Kur kodukai bus? Bus koduk, mažo to, jeigu ten blogai rašysi kompensuojamą vaistą, iš tavęs išieškos ligonių kasos pinigus. Tai kur kas yra svarbiausia susižiūrėti, kad nedarbingumas ten visur būtų gerai, ne, ten kodukai visi atitiktų, negu čia kažkam apie nutukimą. Todėl visi, aišku, gydytojai tai žino, ne visi turi galimybę tą daryti, dėl to, kad visa
Ne dėl to, kad gydytojai blogi. Dėl to, kad visa sistema orientuota į apskaitą ir kodukų suvedimą ir paslaugos suteikimą, bet ne į gydymą. O galvoju, čia dėl tos pačios, gal ne tos pačios problemos, bet kad jau pusiausvyrą atstovėtumėm, tai pažiūrėkime, yra kitas šeimingas toksai, kad su bet kokia problema ateini, jeigu tu turi viršsvarą, antsvarą, nežinau, tai visos problemos tau dėl antsvario yra. Taip. Tau tas skauda čia antsvaris, tau antsvaris ir... Taip, ir žmonės pavargsta nuo to. Bet ir dažnai būna ateina, sako, kas yra daktarė, pavyzdžiui, kelius skauda. Man kelius žiauriai skauda, man visi sako, kad tik tai nuo nutukimo. Bet mane pažiūrėjo reumatologas, neurologas, kraujagyslių chirurgas, traumatologas, man padarė magnetą, kompą, visus įmanomus tyrimus, visą kitą, sako, man viskas nuo svorio, pasakykite kažką. Sakai, sorry, aš ne dievas. Taip, jeigu tau visi ten 10 specialistų žiūrėjo, visus tyrimus padarė, sakė, jokios problemos nėra, tai taip, lieka viena problema. Yra kitas klausimas, ta prasme, tu atėjai dėl to, kad tau skauda kelią, ne, tau nustato, kad ten viršsvorį, bet niekas tavo kelios klausimų neišsprendė. Ir kaip tu gali tokiam žmogui pasakyti daugiau judėk, jam kelių skauda, jis negali paeiti. Taip, tai reikia išsiaiškinti, ko nepadarė dėl to, kad keliai skauda. Gal jam iš tikrųjų nuo svorio ten X raidenė pasidaro tas genovalgis vadinamas. Ne, gal jiem tvariukų reikia vaikštant, gal jiem reikia jau, ta prasme, pas kineziterapeutų nueiti tos kelius sutvirtinti, o lygiagrečiai tvarkom priežastį. Priežastis yra nutukimas. Reikia išgirsti tokį žmogų. Taip, jeigu yra labai dažnai, pavyzdžiui, tas pats knarkimas, miego apnėja, ne, tas su pauze. Miegojimas, kur gazdina dažniausiai, vėlgi labai dažna priežastis, kur man tai nieko nėra, bet atvijo ten ar žmona ar vyras, kodėl sako, negali per mane miegoti. O kodėl nesako, galvoja, kad aš kiekvieną naktį mirsiu, nes... Ne, tai va, tai per tą pauzę tai guli ir galvoju, nepradės kvėpuoti. Ir visą naktį klausiu, numirė, nenumirė. Tai va, Tai žmonės neišsimiega po to, ne? Taip, ir jie dėl to, kad jie neišsimiega, jiems pradeda augti svoris. Dėl to, kad jie mažoga svoris, jie normaliai nekvėpuoja. Ir uždaras ratas. Kai neišsimiegi, pradeda augti svoris, bet čia dėl tokių psichologinio noro valgyti, ar... Ir ne psichologinio, čia normalus jau, ta prasme, vidinis noras didesnis, kortizolis didesnis insulinas, taip. Aš kai, ta prasme, didžiausias mano svoris buvo tuo metu, kai aš dirbau greitoje, ištisai nemegojau, ištisai, nes naktinį budėjimą, ištisai visoks stresas, visą laiką bijojau, kad tu neturėsi laiko pavalgyti ir valgai tuo metu, kai turėjai laiko, ne tada, kada galvojai. Dažnai, kada norėjai valgyti. Tai va, tai tas vienareikšmiškai yra. Ir, tai kalbant apie tokį žmogų, visą laiką reikia išgirsti, ko jisai atėjo. Ne? Jis atėjo dėl to, kad skauda kelius, niekas nesuranda, bet ar ta prasme jam reikia ieškoti priežastį, jinai yra. Viską atminti reikia padaryti, kad neskaudėtų. O lygiai greičiai gydyti gydymą. Ne? Tai va tokiam žmogui, kuriam, reiškia, pavyzdžiui, yra spaudimas, ne? Taip, nėra vienos priežasties spaudimai dažniausiai, kaip ir nutukimo, nėra vienos priežasties. Ne? Bet spaudimą mes koreguojam, bet davai sutvarkom miegą ir svorį irgi. Tai va, tai tiesiog yra, menas kalbėti, labai dažnai to nėra, todėl pas kurį gydytoją kreiptis, bet kurį. Pas tą, kurį pasitikė. Ar bus taip, kad kažkas, kas daugiau dirba su nutukimo gydymo, daugiau to atsakys taip, nes jis turi laiko tą daryti, dėl to dažnai, pavyzdžiui, ten siunčiama pas endokrinologus arba pas dietologus. Vėlgi Lietuvoje yra, aišku, to paties vartotojiškumo, to greitesnio nusiuntimo strategija ir mada. Kai aš pradėjau dirbti, jų buvo mažai. Nežinau, 10 kartų gal išaugo siuntimo per 20 metų siuntimų skaičius vienam žmogui per capita. Buvo šeimos gydytojas sugalvotas kaip tas, kuris turėtų pradėti tvarkyti visas problemas, ne? Dabar jisai pavirsta į tą žmogų, kuris kuo greičiau nusiųstų. Kažkur. Pas kažką. Logistas ekspediatas. Ja, nes čia vėl, ta prasme, sistemos, čia ne dėl to, kad šeimos gydytojai nenori dirbti. Sistemos dalykas, šeimos gydytojas polikliniką gauna per capita. Mokestį už mūsų visus, čia irgi geras klausimas, įsivaizduokit, kiek gauna poliklinika per metus. Už vieną žmogų, mūsų amžiaus. Spėkit sumą. Čia visi atlyginimai, visi tyrimai, visi komunaliniai, visi pirkimai, viskas. Nuo kliento ar... Taip, ligonių kasos moka už vieną žmogų per metus. Net jeigu nebuvo užėjęs, ne? Taip. 200. Svajoklis. Aš tai skaičiu, turėtumint, 1000 eurų. 7-5 eurų, plus minus. 7-5 eurų. Taip.
Tai va, tai nuostolinga yra šeimos gydytojų institucija valdiškai poliklinikai. Kaip galima... Taip, Kebra, taip. Taip, todėl geriausia poliklinika tai, kurią niekas neteina. Tada neša pelną. Jeigu ateini, jau minusas yra. Nes tyrimus reikia, kompai, bet už pensininkus daugiau gauna. Taip, už vaikus pensininkus daugiau. Nes nešia bent jau. Tai va, tai, aš taip pasme galiu ten ligonio kasos tai parašys vėl eilinį kartą, nebekvieskit šitą žmogaus, jis kalba pievas, mes iš tikrųjų mokam 8-5. Tai va, tai, bet plius minus, ne, ranges tas. Tai siunčiant pas specialistą, jau moka už konsultaciją. Todėl, ta prasme, jeigu tu nori užsidirbti, tu turi kuo greičiau dėl to grįžimas į didesnės poliklinikas yra blogas. Aš noriu... Tai ateit pas gydytoją, šeimos, bet galbūt jis tave išsiųs kažkur kitur. Aš noriu grąžinti mus prie santykių ir iš savo istorijos. Tu žinai gal istorijų, iš savo patirties istorijų, kur susitvarkius svoriui šeimos santykiai pradėjo tvarkytis arba atgyjo, arba tokių esi girdėjęs, ar ne? Taip, aišku. Nes galvoju, tai, žinai, vienas dalykas čia kalbėti, gazdinti, bet kitas yra ta, žinai, pozityvą motivaciją suteikti. Bet aš prisiminiau, tarp kitko, vieną istoriją, kuri mane labai ir šokriavo ir tuo pačiu dabar, kadangi aš pažįstu juos, labai džiugina. Įsivaizduoju, kad atėjo pora dėl santykių problemų ir paaiškėjo, kad, tarsi santykių stagnacija yra vyro pusė. Ir vyras ir neryžtingas, ir nesilaiko žodžių, ir meluoja, ir tarp kitko, jie turėjo tą taisyklę, prisiminiau, kuri mane irgi sužavėjo, kad savaitgaliais ten saldumynai ir ten šeštadienį ir sako, aš pagaunu jį laiptinį, žinai, pasislėpus į valgą ir taip toliau. Ir, gerai, mes pradedam su to vyru dirbti ir paskui paraleliai ir labai, neina progresas ir jisai staigiai priaugo svoris. Nežinau, tas staigiai, bet ten per kelis metus. Ir nuėjo išsitirti ir paaiškėjo, kad pas jį yra kažkoks darinys, kuris užspaudė ar ten nervus, ar kažkokią dalį. Ir jie buvo priversti išsioperuoti, pavyko puikiai operacija. Ir paskui natūraliai viskas pradėjo gerėti, žinai. Ir svoris susitvarkė, ir motivacija dirbti, ir fokusas į santykio pagerėjimą. Tai man toks buvo, žinai, holistiškumo įvedė, kaip reikia į viską atkreipdėmėsio, o ne tik tai kaltinti, žinai, tu nutukęs maždaug. Taip, labai retai, kada pavyksta iš tikrųjų atrasti tą vieną priežastį, ne, daugiau tai sakau, polifaktorinis. Bet grįžtant prie santykių, taip, yra abu, ta prasme, iš abiejų pusių buvo variantai. Buvo, kur labai didelių ėmėsi žmogus pokyčių, nes atsirado naujų santykiai. Gal tokių yra dažnesnių. Jo. Ta prasme, turiu, noriu pasirūpinti, visą kitą, kaip čia dabar. Ne, ir abiejų lyčių variantai buvo, kur ir moteris turi naują partnerį ir atvirkščiai. Apskaitai, ta prasme, vėlgi mūsų plius minus amžiaus, ne, ten 5 visam pasaulyje yra, ta prasme, tas antras pikas naujų santykių, to paties lytinio aktyvumo ir taip toliau. Ne, to paties ŽPV vakarų pasaulyje vėl pradeda augti kiekis užsikrėtimo po 5. Vėl pradedam. Tai aktualu, jo, reikia, ir darbo, ir verslo, ir sekso rinkoje mes ilgiau būsim negu mūsų tėvai. Ir iš vyro pusės lygiai taip pat buvo, ne, kad jauno partnerį reikia pasitemti ir lygiai taip pat buvo, kur prasideda ir nebūtinai su medikamentiniu gydymu, tiesiog yra kelios poros, kurios tiesiog rutiniškai ateina jau metai iš metų pasitikrinti ir žiūri tai kaip tokį, nežinau, vos ne sportinį interesą arba kaip tą patį, nežinau, apsilankymą pas kalėdų senelį, tiesiog ateina įsitikinti, kad viskas gerai, nes kažkada pavyko kažką padėti, pavyko kažką pakoreguoti, buvo pasiekė rezultatų, nebūtinai ten kalbame apie ten didelį svorį kaitimą, ne, bet ten pavyzdžiui ten tų pačių metabolitų. Nes viskas vienodai yra, ne, ir jie ten sėkmingai išsirašo ten tos pačius receptukus, mes paaiškinam, mes aptariam, pasižiūrėjau. Dažniausiai ir būna, kai šeimos konsultacija ateina pora. Ne, ir konsultuojasi dviesi. Pas ką čia dabar cholesterolis daugiau pakilo, pas mane ar pas jį, ne, čia kuriam. Čia vieną kartą buvo vitaminas D, čia tam žemesnis, čia tam mažesnis, čia kaip. Tai tikrai yra tokia bendrybė tokia, kaip nežinau, gal kažkas sodybą nusiperka ir sodybą važinėja dirbti ir atranda tą naują kvėpavimą, ne, kažkas pas daktarus pradeda kartu vaikščioti ir atranda naują
Man kažkaip ir norėjosi paliesti tą temą, nes mes dažnai kalbam, kad jeigu kažkas tai reikia pas terapeutą, reikia, bet kartais mums tiesiog reikia susitvarkyti sveikatą, žinai, jau nekalbant apie tai, kad kai kurios temporos turi problemų, ten kokį alkoholizmą, dar kažką, jeigu netvarkai tokių problemų, tai kaip ir akivaizdu, kad santykiai grius, bet kai netvarkai atrodo ten svorio, dar kažko, atrodo, tai čiagi viskas pas mus gerai, bet... Plus svorio tvarkymas jis ir yra galbūt toks bendras, nes to reikės vis tiek kažkokį fizinio aktyvumą, to reikės peržiūrėti visą mitybą, greičiausiai. Ir tai nėra svorio, tai yra sveikatos tvarkymas. Taip, bet ta prasme, aš turiu minėti, kad tu turi pradėti kažkaip taip gaminti. Ta galima pradėti daryti bendrai ir smagiai. Tu turi fizinį aktyvumą gauti. Nusipirkė tą pačią sodybą ir kasyti ant bulvės nuo ryto iki vakaro. Taip. Tai ką, tai mes gal tą tokią viešą dalį baigime. Aš noriu dar pereiti prie kontivi dalies, kur pakalbėsim apie medikamentinį tą viršsvorio, antsvorio. Viršsvorio ir antsvorio vis tiek. Antsvorio gydymą. Antsvorio. Nors visuomeniai dažniau viršsvorio vadina. Tai ten jau galėsim šiek tiek giliau, nes jautresnė šiek tiek tema, o visiems, kurie esate su mumis, tai ačiū, kad esat. Uždėkit laiką. Paprenumeruokit mus ir pažiūrėkit, jeigu jau ne pirmą epizodą žiūrit ir patinka, tai ir tapkit mūsų rėmėjais, nes jūsų dėka mes galim daryti epizodus, augti. Tai iki ir... Einam į kitą dalį. Einam į kitą dalį. Ir sveiki. Ir sveiki. Aš iki šiol girdžiu, žinai, kad rūkymas padeda svorį numesti. Tiesa ar ne? Tai rūkymas, kaip teoriškai, taip, jeigu tavo burna nuolat kažko užimta. Tai oralinis seksas nuostabiai padėtų mesti svorį. Nesvarbu, kokiu būdu mestum svorį. Ar sėdėdamas ant grikių dietos, ar rūkydamas, kad burna būtų, ar tiesiog badaudamas, ar savaitėmis, ar protarpį, nesvarbu. Jeigu yra kalorijų deficitas ir nėra fizinio aktyvumo, tai svoris vienodai krenta į raumens ir riebalo sąskaitą. Bet mane kaip gazdino, va čia tik kur patvirtinom mediciniškai, naudojom, paskui paaiškėjo, sorry. Tai kaip, kas pradžiai buvo padaryta ne taip, žinai? Imties. Pradžiai buvo, pavyzdžiui, 10-20 tūkstančių žmonių ištirta. O paskui paleidom keliam milijonam ir atsirado tai, kas nebuvo ten. Bet pavyzdžiui, mes turim kitą nuostabią medžiagą, alkoholį, kuris yra seniausiai ištirtas, kas, kaip, kur, kodėl, bet vis tiek neužduočiau. Nors ten yra kur kas blogiau.